Pamiršau. Šitą dalyką, kurio dar nesakysiu, kas čia yra, aš apie jį perskaičiu tik tai prieš 10 metų ir baisingai įdomu. Atvažiuoju čia ir aš randu tokią pačią žolę, kaip jūs stovit, visiškai žolynas, absoliučiai žolynas, nieko. Po to aš pradėjau stuksenti, reiškia, supratau, kad vis dėlto akmenys yra, nes aš turėjau nuotrauką 1980 metų, kaip tai turi atrodyti. Bet tai atrodė tiesiog pieva, nieko nebebuvo. Ir tada mes po truputį su vienu bičiuliu pradėjom, reiškia, pasiskambinau paveldosaugai, buvo pasakyta labai aiškiai, kad nei vieno akmens negalima judinti, tai taip ir buvo sutarta. Mes su kauptukais po truputį tą velėną čia nuiminėjom, reiškia, tai baigiam darbą ten gal 19 metais, kažkiek ir prieš po tos ekskursijos, vat prieita ekskursija šito nematė viso, ką jūs dabar matom. Milžinkapiai. Arba Žemaitijoje vadina netgi kapmilžiais. Yra tokia frazė. Kapmilžiai. Tai kas tai yra? Didelis kapas. Milžinų kapai. Viena versija. Nežinot, kas yra milžinkapiai? Mūsų vakarų Lietuva šiuo atveju yra unikali visoje didžioji Lietuvoje, bendram kontekste. Kuo? Palaidojimai labai įspūdingi, pavyzdžiui, Kvecių yra analogiškai atidengtas dalykas, ta prasme paliktas tik tais trigubai didesnis, 17 metrų pločio. Ten net 6 žirgai palaidoti, 9 žmonės, reiškia, vienam pilkapyje. Šiais metais, kaip sakant, bet tai yra kaip... Tai vėlyvesniais laikais, 13 amžiaus kontekste, viso pietų Kuršo, ką aš turiu omeny, nuo Latvijos sienos iki pat Klaipėdos pietinių pakraščių kontekste, šita vieta yra pati reikšmingiausia. Kretingiškiai žino kodėl? Nežino.